Ar panelė studija mane jau girdi? Girdi. Čia reporteris Skersas. Šiandien laimingiausia mano diena gyvenime. Nusispjaut ant tų moterų, kurias sutikau visose laidose. Šiandieną aš išbandysiu vandens atrakcionų parko Vichy malonumus. Bet prieš tai pasistiprinsiu šitų stipriuolių gėrimų mane. Nebegaliu gerti, mane jau kviečia draugai šokti. Einu pas draugus šokių pamokoms. Čia nepavojinga šitoje jūroje maudytis? Ne. Ir man net nebūtų pavojinga. Su tokiu kamuoliu tikrai ne. O dabar be baimės panelės reporteris Skersas eina į pačią pavojingiausią vietą. Į lavos pirtis. Iš tiesų pavojinga lavos pirtyse. Čia išdrįsta ateiti tik patys vyriausi vyrai. Bandyčiau ir aš, bet dabar turiu kokteilį, todėl kol kas negaliu. Kaip norėčiau prigulti kaip ta moteris, todėl dabar pabandysiu. Tiesiai prie josios. Iš tiesų, beprotiškai malonu prigulti šalia gerų džakuzi vonių. Štai dabar aš įsiamžinsiu prie paties baisiausio atrakcionų Maorių klyksmas. Jį tikrai eičiau, bet dabar kokteilis mano rankose. Išties drąsių vaikinų lietuvėlė turi. Ir štai drąsiausiai. Ar nebijote, kad suplyšo apatiniai nuo šito Maorių klyksmo šokant? Man atrodo, kad nesuplyšo. Kokia jų paslaptis? Jo, nesuplyšo mano apatiniai, tikrai. Jūs nebijote lipti į Maorių klyksmą, juk tai baisu. Nebijau. Kiek kartų teko jau? 4. 4? Ir apatiniai vis dar sveiki? Taip. O merginos sako, kad visada suplyšta, netiesa? Ne, meluoja. Labadiena, vaikinai, ar nebijojote leistis? Bijojau. Kaip viską įveikėte, papasakokit, kaip viskas įveikti? Gerai. Štai 2 drąsuolės iš Šiaulių. Ar nebijote šito baisiausio Ohanos upės atrakcionų? Bijau. Ar bijote? Ne. Nebijote visai. O kaip dėl apatinių plyšio? Irgi nebijote? Ne. Tikrai šie apatiniai dar nesuplyšo. Drąsioji porelė lenda šokti. Šokčiau ir aš, bet dabar geriu kokteilį. Čia ne tik atrakcionų gražių, bet ir merginų puikių. Dabar įsiamžinsiu prie vienos gražuolės. Kaip jums patinka vandens atrakcionų parke? Labai patinka. Ar matėte daug gražių bernų? Gražiu, jūs labai pasakiškas. Tai gražiausia atrakcionų parko dama šiandieną. Po visų išmėgintų atrakcionų reporteris Skersas išmėgins patį sudėtingiausią. Povandeninį džakuzi. Dieve mano! Iš tiesų sudėtinga. Džakuzi ne bet kam suprasti. Tiek vandens purslų. Tai kažkas neįtikėtino. Čia reporteris Skersas specialiai iš vandens atrakcionų parko Vichy Vilniuje. Buvo nuostabu!